suvokiau, kad aš esu psichozėj, buvau, sakykime, psichozėj. Vaistus vartojau nepilną mėnesį. Išleido man su labai maža doze haloperidolio. Ir, haloperidolis, kodėl aš renkuosi haloperidolį, jeigu man leidžia, tai yra senos kartos vaistas, jį lengva nutraukti. Naujieji vaistai tuo nepasižymi. Panevėžy gyvena dar vienas žmogus, 55 metų. Per 8 metus jis gulėjo 18 kartų ligoninėj. Prašydavo pačių stipriausių vaistų dideliam dozėm. Susirgo diabetu. Vaistus jau nutraukęs, 8 metai be vaistų. Diabeto taip pat buvo išleistas su 2 insulino tabletėm injekcijom ir metformino tabletėm. Kai pastebėjo, kad cukraus kiekis kraujyje nešokinėja, jis ryžosi savarankiškai nutraukti ir diabetinius vaistus. Mes abudu galbūt pasižymėm tom, kad jis tai labai griežtai, jis laikosi diabetą valdo labai griežta dieta ir fiziniu aktyvumu. Negeria ir nerūko. Aš retkarčiai su draugė alkoholio vartoju. Dažniausiai vyną. Potraukio neturiu, bet pokalbiai. Gal tiek. Dabar gal kas nors turėtų klausimų lektoriai, jeigu pabaigė savo. Aš noriu paklausti. Aš visų pirma labai noriu prisistatyti, aš esu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė ir aš galvoju apie psichiatrijos studijas. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką galėtumėte rekomenduoti. Kokį požiūrį, ta prasme, galbūt būsimam psichiatrui į psichikos ligas. Kokios galbūt pastabos būtų reikšmingos iš jūsų pusės. Ką galėtume pakeisti. Aš dabar skaičiu apie kognityvinę elgesio terapiją. Nepasakysiu, kokioje šalyje buvo tyrimas padarytas, kad nuo psichoterapeuto asmenybės priklauso rezultatai. Metodą taiko tą patį, bet būtent nuo asmenybės priklauso. Ir ten buvo siūlymas, kad sekti rezultatus ir pagal tai mokėti psichoterapeutam. Aš negaliu pasakyti, kokioje šalyje ir koks tyrimas, tikrai neužsirašiau. O šiaip, jeigu gerbėt žmogų, jeigu nebijot psichotinio žmogaus, tai kodėlgi ne? Kol kas psichiatrinis modelis galios ilgai. Pagal tai, kaip konvencija suvedama į ekonominius dalykus, o ne į žmogaus teisės, tai pakeitimo aš asmeniškai nelabai laukiu. Bet tik yra vienas dalykas - atviras dialogas. Ten dirba ir psichiatrai, ir psichoterapeutai, ir psichiatrinės seselės, aišku, su šeimos terapijos išsilavinimu. Tai yra utopinis dalykas. Bet anglai jau pasigavo, jie jau 4 regioniniai, kaip pasakyti, fondai, būtent regioniniai centrai, jau pradėjo 1 metai, kaip vykdo mokymus, diegia pas save atvirą dialogą ir Amerikoje, Niujorke taip pat yra atviras dialogas diegiamas. Aš girdėjau kalbas, kad kitąmet Lietuvoje bus atviro dialogo didelė konferencija, bet kol kas nežinau, kas Lietuvoje domisi tuo. Aš turiu 2 klausimus. Jūs 28 ar tai 7 dienas buvot UPSE? Ne. UPSE mane laikė 2 dienas, kol gavo teismo sprendimą. Be jokių kontaktų. Aš kaip psichozėj labai noriu bendrauti. Manęs net į koridorių neišleido, sanitaras vedė į dušą. Aš kalbėjau su vienu psichiatru. Ir UPSE manęs nelankė. Ir jisai sakė, aš nesuprantu, kam tas UPSas yra, sako, ten nei televizoriaus, nei kažkokios patalpos pasikalbėti, tiesiog kaip gyvulį tave įmeta ir tu tenai vartaisi.
kameros tik Aš stebi. dalyvavau konferencijoje ir metai prieš tą mano psichozę, tai 13 metais rudenį, ir tarptautinė konferencija, ir mums organizavo ekskursiją po Naująją Vilnią. Tai graikų profesorius, kai pamatė upsą ir pamatė, kaip yra tie televizoriukai sekimo, jis apsisuko ir pasakė, šitokio žmogaus teisų pažeidimo aš nenoriu matyti. Tiesiog paliko ligoninę. Čia legalus pažeidimas. Tu nieko nepasakysi, kad tave pažeidžia ar dar kažką, tave tiesiog dar daugiau vaistų suleis ir visas balius baigsis. Kitas klausimas būtų, jūs kalbėjote apie haloperidolį, kad jį galima lengvai nutraukti. Kaip yra su olanzapinu? Man apie olanzapiną būtų įdomu sužinoti. Olanzapiną reikia labai atsargiai nutraukti. Internete yra Will Hall. Willas Hallas. Amerikietis, buvęs pacientas, šiuo metu jis yra psichoterapeutas, jo yra labai gera video medžiaga ir rašytinė medžiaga. Harm reduction, žalos sumažinimas. Jeigu įvesit Will Hall, tai išmes. Yra ir daugiau internete apie vaistų nutraukimą. Pačių pacientų ir dabar yra kalbama, kad jeigu psichiatrai yra apmokomi išrašyti vaistus, tai reikia juos mokyti ir kaip padėti žmonėm nutraukti vaistus. Čia Lietuvoje ar čia pasaulyje? Pasaulyje. Aš neradau internete lietuviškos medžiagos, neatsimenu, laukite, saviarcheologija. Darius Cikanavičius, taip? Tai pasyva tokios alternatyvios informacijos yra. Dar vienas klausimas gimė apie gydytoją Alekseičiką. Galit ką nors, turit kokią nuomonę? Labai gerbiu daktarą Alekseičiką ir aš gulėjau pas jį ir šiandien nakvynę man suteiks Alekseičiko palatos nariai. Panevėžietė, bet gyvenanti Vilniuje. Verta pasilankinti. Prašau, dar kažkas turi klausimą, nepereikim labai taip į dialogą, nes dar čia žmonės nori. Prašau, ten. Aš turiu pertraukų šį klausimą. Ar psichikos liga, ta pati šizofrenija arba, bent jau jos požymiai, ar jie priklauso nuo regiono, šalies kažkaip, kur žmogus gyvena? Aš pacientė, aš nesimokiau apie šizofreniją, nors skaičiau, bet visose tautose 1% serga šizofrenija. Dabar mačiau, kad Lietuvoje 0,6% serga šizofrenija. Nežinau, kaip tai vertinti, tiek aš skaičiau. Bet aš jau sakiau apie atvirą dialogą. Nuo 33 atvejų per metus 100 000 sumažėja iki 7 atvejų per metus šizofrenijos. Tai va, ką gali faktiškai psichoterapinis gydymas. Ir toks klausimas, jūs minėjot, kad pirmas psichozės priepuolis, kai nutiko jūsų gyvenime buvo kažkoks pokytis, ar gerai supratau. Ir man įdomu, ar kai jūsų tie priepuoliai pasireiškia, ar būna kažkas gyvenime, kažkas ypatingo. Tada galbūt aš jums papasakosiu, kad prieš maždaug, aš neatsimenu, kada man organizatorė Aira atsiuntė tai, kad sutinka, kad skaityčiau paskaitą. Ir šeimoje atsitiko, sakykime, problema su mano dukterim. Ir aš sužinojau ne apie dukterį tokį faktą. Ir per keletą dienų aš pasijutau, kad aš balansuoju ant psichozės ribos. Kai nusiunčiau vienai savo draugiai jau išėjusi iš šito balansavimo tarp psichozės, nusiunčiau šitą anonsą savo vienai draugiai, likimo draugiai. Ji man redagavo tą tekstuką ir prierašas buvo toks: Lina, aš matau, kad su tavo sveikata negerai, tu imkis savo savipagalbos priemonių. Tas laiškas atėjo vakare, o aš sąmoningai palikau rytui
parašyti jai, kad ten paaiškinau, kaip ten viskas buvo. Tai ką aš dariau? Čia ne, jau tas patarimas atėjo po laiko, aš jau buvau atsigavus. Aš pasiskambinau savo likimo draugui, kurį minėjau, 55 metų, mes sustikome skvere. Aš jam parašiau, kad man reikia tą patarimą. Jis paskambino, sako, valandą aš turėsiu. Ir mes, kai jis išgirdo, ką aš kalbu, mes prasidėjome apie 2,5 valandos. Mano galva jau nebebuvo apie ką kalbėti. Bet aš dar parėjau namo, dar valandą prasidėjau, nieko neveikdama, žiūrėdama pro langą. Tada nusipirkau 200 gramų žalių 9 ir nuėjau pas draugę. Dar porą valandų prasidėjau, bet jau kalbėjom tokio atsipalaidavimo. Grįžau namo, nuo birželio pradžios po psichozės paskutinės rašau dienoraštį, kiekvieną dieną. Įvertinu, kaip praleidau dieną, koks mano darbingumas, keletą tokių kaip ašaringumas, irzlumas, pyktis, sakykime, tokius dalykus pasižymiu. Jeigu jų nebuvo, emocijos buvo ramios tą dieną, aš jų ir nefiksuoju. Ir kitą rytą aš būtent parašiau tą anonsą. Labai lengvai parašiau, bet tik tai tiek, kad jis buvo toks netvarkytas ir draugiai, kai nusinčiau, jį tikrai išsigando. Paskui aš jai pasiaiškinu. Tai vien iš teksto atspėjo žmogus likimo draugė, kad man sutrikus sveikata. Bet aš jau buvau tą rifą praplaukus. Tai mes su mano likimo draugu kalbam apie tai, kad reikia būti labai sąžiningu savo. Ką tai reiškia? Aiškinkitės galbūt patys. Nes aš dar nesu suformavus. Aš ieškau atsakymą, kodėl mane ištinka psichozės. Aš tik atsiprašau, atsistoti negaliu. Esu Aistė, pati turiu isterinį ir disociacinius sutrikimus ir domina, tik nepasižymėjau, kurioje šaly minėt, kad dirbama su priverstinės hospitalizacijos uždraudimo čia Lietuvoje. Čia pagal Jungtinių tautų neįgaliųjų konvenciją to yra siekiama. Ir man tada kilo klausimas, aš kadangi pati turiu stiprius agresijos priepuolius ir iš tikrųjų esu pavojinga kitiem, tai tuo metu man kilo klausimas, o tai jeigu ne priverstinė hospitalizacija, kaip tada, ką tada tuo metu daryti? Nes man pačiai, kadangi aš tarp priepuolių tų suvokiu, ką aš darau ir kaip aš darau, kaip tada su manim susišnekėt, ta prasme, jeigu negali patys nieko daryti. Net ir tie, kurie žino, kas vyksta. Ta pati ir aš sakau, kad šiandien alternatyvos priverstiniam gydymui Lietuvoje nėra. Nėra žmogaus, kuris sėdėtų šalia manęs, laikytų mane už rankos ir su manim kalbėtų. O atviras dialogas, jų ligoninė praktiškai tuščia. Priverstinių hospitalizacijų, jeigu ir būna, tai būna savaitę, ne ilgiau. Kažkur gali būti, galbūt ilgiau, bet vidutiniškai apie savaitę laiko. Ir dar norėjau paklausti. Ir ta pati komanda atviro dialogo po 2 metų, po 5 metų padeda žmonėm nutraukti vaistus. Ir dar vienas dalykas, jūs minėjot, kad, tik vėlgi, nepasakysiu šalies, su psichotiniais ligoniais yra tas, kad šeimose vyksta tas gydomasis pokalbis. Suomijoje čia atviram dialogui. Taip, Suomijoje. Ir man įdomu tada pasidarė, kadangi aš pati turiu būtent ne šizofreniją, kaip žmogus psichozėj, galbūt jūs galite tada papasakot, trumpai bendrais bruožais, kas yra psichozė, gal aš tai kitaip suvokiu, nes, pavyzdžiui, mano atveju, kai man būna krizė, tai su manim vystyt kažkokį tai dialogą, sunkus atvejais ir kaip vyksta tie atviri pokalbiai ir galbūt aš jau galite keliais žodžiais kaip yra. Atviram dialoge yra skatinamas psichotinis kalbėjimas.
pacientui leidžiama kalbėti tą, ką jis nori ir į jo kalbėjimą yra atsiliepiama. Bet kalba ir šeimos nariai. Ir kalbama susirinkimo metu yra kalbama apie tai, kas vyksta susirinkimo metu, kokios yra problemas. Būtent realiai tu to nenutami. Taip. Bet pacientas yra visiškai lygiateisis dalyvis gydomojo susirinkimo. Ir visi klausimai yra aptarinėjami jo akivaizdoje. Komanda, kai išvyksta iš tų namų, jie tarpusavį paciento atveju neaptarinėja. Viskas vyksta, kaip pasakyti, viešai, tame susirinkime. Supratau, man tiesiog keista pasidarė. Tai tokiu atveju, jeigu žmogui užėmė psichozę. Antra, dar klausimas? Čia tiesiog jau mergina pradėjo kalbėti apie tai, bet man taip pat įdomu, jeigu galima pasakyti, kas yra ta psichozė iš išorės, iš vidaus, jeigu galima. Ar čia savo aš praradimas? O kaip jūs jaučiate? Kas čia yra psichozės būsena iš vidaus, jeigu galima? Ar čia neįmanoma pasakoti? Man padėjo pasitikėti savim nutraukiant vaistus Viktoro Emanuelio Franklio knyga Žmogus ieško prasmės. Franklis rašo, psichozė nepaliečia giliausios asmenybės kaip plotų. Psichozė yra tai, ką žmogus su ja padaro. Tai aš, pavyzdžiui, kalbu apie pedofiliją, apie tai, kaip sunku vaikų namuose. Labai noriu bendrauti. Žmonėms labai nejauku, kai mano psichotinis kalbėjimas. Aš iki šiol atsimenu, kaip Panevėžyje atsisėdau ant suoliuko autobusų stotelį ir šalia kažkokiai moteriai kažką kalbėjau ir ta moteris kantriai klausėsi, tik man neatsiliepė. Bet aš esu ta pati Lina. Tai čia kaip ir normalu, žmogus nori kalbėti, gal čia neįprasta kalbėti su nepažįstamais. Tas, kaip pasakyti, psichozė pasireiškia ir fiziškai. Aš supratau per savo likimo draugą, kurį minėjau. Prieš kokius 3-4 metus vieną naktį Lietuvoje buvo pusė 1 nakties, jis man paskambino ir sako, man psichozė, aš matau stadioną, kamuoliai byra. Aš sakau, aš kreditų turiu. Pirmas tai atsakymas buvo, psichotikas, kai aš nesakau, kad aš psichozai. Aš galiu suprasti, kad aš balansuoju ant ribos psichozės. Ir mes pakalbėjom, aš kreditų turėjau gal kokias 5-6 minutėm. Aš jam pasakiau, kad aš tik tiek turiu ir sakau, aš pasipildysiu internetu ir tada vėl tau perskambinsiu. Tada aš jam paskambinau. Ir mes kalbėjom apie maždaug 40 minučių, kol jis pasakė, gerai, tu gali eiti miegoti, aš eisiu rytoj į darbą. Bet kai aš jam perskambinu, jis sako, dabar aš matau medžius, eglės. Ir paskui kitą dieną aš jam jau pirmadienis buvo, aš jam paskambinau, jis dirbo ajurvediniai kaviniai Panevėžy, virtuviai pagalbin. Ir jis sako, aš atidirbau, sunkiai, bet atidirbau. Ir aš paskui kasdien jam dar skambinau, kaip yra, bet man paskambino mano draugė, kuri bendra mūsų draugė. Ir jinai sako, aš mačiau tavo draugą, jis sako, labai blogai atrodo, akių nesuveda. Tai tada aš supratau, kad tai buvo iš tikrųjų, kaip pasakyti, sutrikimas. Kad tai padidintas kalbėjimas psichozės metu. Iš švelnesnių psichozės reiškinių yra. Ačiū. O dar norėčiau paklausti jūsų nuomonę, nes gal man reikia pristatyti, aš esu rašytojas Jaroslavas Melnikas. Ir mano kūrybai daug yra tokių personažų, kur
kurie balansuoja ant ribų, skaičiau, keistų. Ir yra norma psichinė, yra tas, kas yra už normos ribų. Kaip supratau, čia yra politikai, juristai, medikai, kurie kiekvienai visuomeniai gali nustatyti tą normą, bet čia labai subjektyviai. Ir kodėl tiek žmonių čia atėjo? Aišku, čia yra žmonių, kurie iš tikrųjų serga, bet yra ir kurie Nemanau, neserga. kad čia yra sergančių. Bet suprantat, kiekviename žmoguje yra ta, sakyčiau, kažkur ta riba, kurį žmogus gali peržengti tam tikroj situacijai, krizės metu ir kiekvienas iš tikrųjų gali pasidaryti psichinių ligonių tam tikroj situacijai, man atrodo. Tai kad, kaip jūs galvojat, yra ta riba tarp lygos ir normos. O kas yra norma? Tai va, tai gal norma tai tokis sąlyginis dalykas. Aš esu literatūrai radusi, kad tiesos sakymas yra psichikos ligos požymis. Taip, buvus Jėzus Sąjungoje, aš truputį gyvenau. Bet tai Jeigu vyko ir prieš dabar. valstybės, tu esi psichinis ligonis, jeigu tu kažką blogai kalbėjai apie komunistų partiją. Tai kad... Arba per pedofiliją. Tai kad... Suprantat, yra dar toks, nežinau, gal žmonės yra čia susiję su psichiatrija. Geriau yra toks, kaip sakyti, įsireiškimas, yra psichinis ligonis, yra, kad normalus žmogus, yra akcentuota asmenybė, sakoma. Tai yra žmogus, kuris yra kaip jautrus, sakyčiau, per gal, pavyzdžiui. Jis kažkur, kaip jūs sakot, balansuoja, bet jis, kol jis save valdo savo psichiką, bet kiekvienas žmogus tam tikroje situacijoje gali nevaldyti save. Pavyzdžiui, tas moters isterijas. Žinot, kiekviena moteriškė yra kažkur viduje, taip pat isterija, bet gali parodyti isteriją. Čia normalu, man atrodo. Mano knygui ir vyrams, bet suprantat, vyrai isterija. Bet vis tiek, mano paskutinė knyga Anoreksija, ten daug apie tai rašau, galite nusipirkti knyginę. Tai aš žiūriu į tai pozityviai, kad čia tiesiog gamta, į žmogaus psichiką gali būti silpnėti, ypač moterų psichika, moters psichika iš prigimties yra silpnesnė negu vyrų. Moterų emocinis intelektas yra aukštesnis. Tai yra arčiau gamtos. Kai ta isterija gali prasiveršti ir ar toj būsenoj mes galim kalbėti, kad tai moteris jau psichinė ligonė. Tai kad jeigu įteikti moteriai, kad jie psichinė ligonė, gal jį nueis kažkur į ligoninę, į Vilnių, pasidarys šizofrenikai. Bet jeigu moterį pagydysim, tai jinai pasidarys vyrus, suprantate? Tai va, o jeigu mes pagydysim tiesiog kiekvieną žmogų, kas yra iš viso žmogus, tai yra tiesiai stiprios emocijos. Jeigu mes pagydysim žmonės ir jie nejaustų tų stiprių emocijų, tai mes visi būsime normalūs robotai į viską. Gerai, aš pro šitą praėjau, kai man buvo, patekau į psichiatrinę ir paskui sužinojau, kad man šizofrenija su visais, su kuo bendravau, akis į akį, aš visiems sakydavau, man šizofrenija. Įspėdavau žmogų, kad aš, pavojinga reiškia, kad žinokit, su kuo turit reikalą, su kokiu monstru. Tai tada aš užmiršau Rosenhano eksperimentą 73 mokslo žurnale Science. Jis yra psichologas, išspausdintas 73. 8 pseudo pacientai, 3 moteris ir 5 vyrai, tarp jų ir pats Rosenhanas, jisai psichologas. Jie simuliavo klausos haliucinacijas ir pabandė patekti į 12 skirtingų ligoninių 5 Amerikos valstijose.
Jie pasirinko 3-4 žodžius, kurie nebuvo būdingi psichotiniam kalbėjimui, literatūrai nebuvo minimi. Aš negaliu pasakyti, kad tie žodžiai nerodė egzistencinės krizės, kad nesukelti įtarimo. Tie, kurie buvo psichologai, vienas psichiatras, jų buvo darbovietės fiktyvios padarytos ir vardai buvo fiktyvus, biografijos buvo teisingos. Kai juos paguldydavo į ligoninę, jie iš karto sakydavo, klausos haliucinacijų nebegirdžiu, nieko visiškai. Visi buvo diagnozuoti ir visi buvo priversti gerti vaistus. Jie juos pjaudydavo tualete, personalas nei vieno nepagavo. Vidutiniškai jie pragulėjo 19 dienų ligoniniai. Nuo 7 dienų pats Rozenhanas, kaip supratau, iki 52 dienų. Juristas buvo nusamdytas tam atveju, jeigu iš ligoninės neišeis. Bet va taip ir neradau, ar tą juristą reikėjo kviesti ar ne. 7 buvo šizofrenija, vienam liktai bipolinis užrašytas. Visi pseudo pacientai užrašinėjo personalo ir pacientų elgesį. Tai iš 3 hospitalizacijų, iš 183 pacientų, 35 teisingai atspėjo, kad jie yra apsimetėliai ir kad jie tikrina ligoninės darbą. Iš personalo nepastebėjo nei vienas. Visi vertino pagal patologiją. Pavyzdžiui, šizofreninis rašymas, liktai viena seselė įrašė. Žodžiu, jų ir biografijos, ir elgesys buvo įvertinta per dirbtą pagal patologiją. Visi paliudijo triuškinantį nužmoginimą, šiurkštų privatumo pažeidimą, nuobodulį ligoninėje. Personalas vengė tiesioginio kontakto su pacientais. Kai paaiškėjo šitie rezultatai, viena ligoninė, kur, kaip pasakyti, universitetinio lygio, metė iššūkį Rozenhanui ir susitarė su Rozenhanu, kad Rozenhanas atsiųs vieną ar kelis pseudo pacientus per 3 mėnesius. Ir iš 193 pacientų per tuos 3 mėnesius, kurie gulėsi į ligoninę, 42 buvo įvertinti kaip pseudo pacientai, 41 buvo įtartas, kad simuliuoja. Ir ligoniniai labai sumažėjo hospitalizacijų. Paaiškėjo, kad Rozenhanas jokio pseudo paciento nesiuntė. Tai va tokia yra psichiatrinė diagnostika. Jeigu gali būt tokių, gali būt. Tik tarkit žodį, kaip dabar. Dabar norėčiau, kad būtų duotas paskutinis jau klausimas, nes jau yra pakankamai daug laiko ir reikėtų baigti mūsų šitą renginį. Tai kas nori duoti paskutinį klausimą ir po to jau galima bus pratęsti kažkur kavinėje, asmeniškai bendraujant, bet jau tada reikės eiti iš tų patalpų. Aha, prašau, čia yra klausimas. Bet aš pažįstu vieną merginą, jai yra 17 metų. Ji yra pasakius nuoširdžiai, kad jai yra depresija, bet nėra įvardijusi kokio tipo. Šios elgesio, kai gerinti depresantus, atrodo gan kaip kiekvienas žmogus, bet ji būna gan paranoiška, iš paprastų dalykų išpučia tiesiog burbulą. Iš bet kokio veiksmo gali padaryti tragediją, bet tai būna normalu. Vieną dieną aš su ja susidūriau, kai negėrė antidepresantų. Ji parašė, pradėjo lieti tušiai, kurti paranojines teorijas, tiesiog mane ir netgi savo vaikiną padaryti savo didžiausias priešais. Ar yra rizika, kad jie tikės, kad susirgštų patrėmė? Nežinau. Kiek skaičiau, iš depresijos pereina į bipolinį. Bet tai yra siejama su vaistų vartojimu. O šiaip tiek, kiek aš skaitau. Tai ką, ačiū labai lektoriai.